Sveiki, šiandien kalbėsime apie posūkio kampo sąvoką ir savybes. Norėdami apibrėžti posūkio kampą, pradedame nuo pradinio spindulio. Koordinačių plokštumoje apskritimas, kurio centras sutampa su koordinačių plokštumos pradžia, naudojamas posūkio kampui vaizduoti. Taškas O yra vieta, kur apskritimas kerta OX ašį. Būtent OA yra pradinis spindulys, nuo kurio pradedame matuoti posūkio kampus. Posūkio kampą galima vaizduoti, sukant pradinį spindulį OA aplink tašką O. Jei sukame prieš laikrodžio rodyklę, gauname spindulį OB, kuris nusako teigiamą posūkio kampą. Tuo tarpu, jei pradinį spindulį sukame pagal laikrodžio rodyklę, gauname spindulį OC, kuris nusako neigiamą posūkio kampą. Koordinačių plokštuma yra padalinta į 4 dalis arba ketvirčius. Pirmasis ketvirtis yra tarp 0 ir 90 laipsnių. Antrasis nuo 90 iki 180 laipsnių. Trečiasis nuo 180 iki 270 laipsnių. Ir ketvirtasis nuo 270 iki 360 laipsnių. Šie ketvirčiai padeda tiksliai nustatyti, kurioje plokštumos dalyje yra posūkio kampas. Kaip matote, ketvirčių kampai taip pat žymimi radianais. Neigiami kampai yra išsidėstę taip. Ketvirtas ketvirtis yra tarp 0 ir -90 laipsnių. Trečiasis nuo -90 iki -180 laipsnių. Antrasis nuo -180 iki -270 laipsnių. Ir pirmasis nuo -270 iki -360 laipsnių. Kaip matote, per ketvirčius judame pagal laikrodžio rodyklę. Ketvirčiai padeda tiksliai nustatyti, kurioje plokštumos dalyje yra posūkio kampas. Ketvirčių kampai taip pat žymimi radianais. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užprenumeruoti kanalo naujienas. Iki pasimatymų.